Sveiki, čia Virgis, motociklų mokykla LT. Šį kartą papasakosiu apie apsauginius lankus kraškeidžius. Kaip juos pasigaminti, koks gamybos procesas ir koks bus galutinis rezultatas. Taigi, dabar darysim kraškeidžą ant gatvinio Suzuki. Tai va, yra paruošiamieji darbai. Viskas susegame su suvirinimo aparatu taškai. Dabar bus pagrindinis apvirinimas visko. Viskas pamatuota. Yra paruoštos tokios jorės, prie kurių viriname vamzdį, kuris yra kaip pagrindas, vadinam, kraškeidžiui. Vamzdis yra storas sienis. Ir jo tvirtumo važinėti gatvėj pilnai pakanka. Taigi, atstumas nuo spoilerio normalus. Dar bus vienas sutvirtinimas, kuris eis čia ant to vamzdžio, kad gautųsi geras petys jėgos. Ir ant pačių ertmių dar dėsis kaproloniniai grybukai. Tai va, aišku, jis po to bus apdirbtas ir nudažytas. Va, apsauginiai lankai paruošti. Dešinės pusės pritvirtintas. Dabar tvirtinu kairės pusės. lankai uždėti pilnai ant motociklo. Jie tikrai gražiai atrodo. Apsaugos motociklą pilnai. Apsauginiai bumbulai, vadinami grybukai, irgi gražūs. Baltučiai, aišku, juos galim padaryti bet kokios spalvos. Na, matot, vaizdas tikrai gražus. Visą tai galite užsisakyti motociklų mokykla LT. Iki.